Geras pavyzdys užvis naudingiausias. Tad tikiuosi, kad šis gražus pavyzdys, ši knyga mus mažeikiškius paskatins imtis plunksnos ir parašyti apie Mažeikių istoriją kitą temą. Taip pat, aišku, tai tikimės ir iš autorės, nors tikriausiai tik tais rašantis ir renkantis informaciją gali pasakyti, kiek tai daug atima laiko, kiek tai atima daug jėgų. Juk kas ten žino, jeigu ne jūs, gal ir nebūtų niekas aprašęs šių malūnų, galbūt niekas būtų ir nežinoja, kad Mažeikių rajone galėjo būti per 37 malūnus. Tikrai mes daugelį žinome keletą iš jų, prie keletą esame ir buvę, bet kad tiek ir kad sužinoti daugiau informacijos, tai tikrai ne. Tai ačiū Jums, Aldona, iš tikrųjų už šią gražią knygą, už mums visiems mažeikiškiams dovanojimą istoriją ir linkime Jums taip pat stiprybės ir tikimės, kad Jūs dar ne kartą paimsite plunksną į rankas ir parašysite mums dar kitą knygą. Nu, apie knygą pristatys pati autorė. Ačiū. Dirbau paprasčiausiai darbą, kaip ir visi kiti. Tiesiog galvoju, kad ta medžiaga surinkta užsigulės archyve ir niekas nematys arba labai sunkiai. Gal net ir nežinos, kad tokia yra, nes ne visada reklamuojasi ir galvoju visą. Kaip sakiau, rašiau, rinkau, vaikščiau. Toje knygoje, va taip jie atrodo, čia vėlgi fragmentas paimtas ir eina per visus mano ir reklamą, ir knygą, ir kažkaip įdėjau tą fotografiją, man labai patiko. Čia būtent pakliaupęs vandens malūno prielapo durelės, ten buvo tokias, dar buvo tada, ir aš iš vidaus fotografavau, va čia matosi, ten toliau patvanka, tiesiog toks kaip simboliukas, kad duris pravėrė, reikia eiti kažkur toliau. Gal tiesiog kada skaitysit arba skaitys vertintojai, galbūt kils ambicijos tokias, aš geriau parašysiu. Mane palaimino šį kartą ir savivaldybė. Knygą parašyti tai tikrai ne kiekvienam duota. Ir palikti istorijos šlakelį, tai jau yra kilnu ir daug. Jums sveikatos, stiprybės, pravers. Ir tikrai yra džiugu, kad moteris rašo apie malūnus. Tai dėkuoju dar kartą ir man atrodo, mes moteris pasisėmėm iš šitos moters to tikro darbštumo, tos tikros kūrybinės energijos ir galbūt pabandysim irgi ką nors. Ačiū Jums. Aš džiaugiuosi tam pačiu, kad atsirado rajone žmogus, kuris, tokią sritį pasirinko, nes iš tikrųjų tai daugybė dalykų. Ne tik, kad nemoteriška, kodėl? Kaip muziejininkei viskas tas tinka. Kaip dailininkiai papildė, irgi tinka. Tai labai malonu, kad vis dėlto ir galų gale tas istorinis momentas, tai yra toks Lietuvos ekonomikos vystymosi momentas. Ir labai gražu, kad yra kažkas atsiminė tą dalyką. Gebėdavo pateikti kažkokių gražių perliukų ir vienas iš tokių perliukų yra šita knyga. Truputėlį man teko prie jos irgi prisiliesti ir tiesiog, aš naujai pažvelgiau į tą temą ir man pasidarė taip įdomu ir jeigu aš kur važiuoju kaimo keliukais ir jeigu pamatau, kad yra, pavyzdžiui, Gudų malūnas, vėl būtinai reikia išlipti,
apžiūrėti ir, na, čia prielapas, čia ten privažiavimas, čia žmonės gyvena, čia, aišku, laikas labai daug ką pakeitė ir taip kaip tos mūsų upės nunešė daug vandens ir laikas tikrai labai daug ką pakeitė ir tų malūnų, nu, išliko tikrai nedaug ir, na, ir ne tai, kas buvo seniau. Ir kada čia rodė filmą, man atrodo, ne vienam, nu, kaip tiesiog taip suskaudo širdį, kad visa tai, nu, nueina į nebūtį. Užtokį triuką dar kartą ir sėkmės jums, sveikatos, kaip sakėt, reikės. Ačiū, mes nebendraujam, vis bendraujam. Ne, karausti, negalima. Taip bėgo kaip mūsų. Kaip buvusi radarė, sveikinu. Pirmas kūdikis, dar nebesaugošė. Centro vardu. Labai džiaugiuosi, mergaitės labai džiaugiasi, kad taip simboliškai sutapo, kad malūnai verslas, pastatai turizmas ir kad šita knygelė yra pristatoma būtent pas mus. Ir mes labai džiaugiamės ir kad jūs nubraukėt dulkes istorijos nuo tos medžiagos, surinkote, sudėjote po kropelę, surišote, įrišote, radote savy energijos ir stiprybės ir kūrybiškumo sudėti į didelę knygą, storai, netgi daugiau nei 300 lapų. Ir mes tą knygą įsidėsime į savo krašto lobyną. Autoriai, buvau ta liudininkė, kai atėjusi į dabartinį muziejų Kudirkos gatvėje, pamačiau Aldoną koridoriaus gale, apsivertusi rankraščiais ir sako, ką aš darysiu, kaip aš viską tą patalpinsiu ir manyčiau, kad jums labai labai pavyko. Lauksiu jums dar. Daugiau bendrausim, man atrodo dabar. Aš manau, persimės dėl to. Aš kaip paminklotvarkininkė esu be galo jums dėkinga už šitą didžiulį darbą ir taip simboliškai iš tikrųjų ir su turizmo diena sutampa tas pristatymas gražus. Ir aš galvoju, kad ta knyga yra tik tai graži pradžia. Jūs daugiau nagrinėjat, tyrinėjat vandens malūnus, aš ir noriu padovanoti kitokį malūną. Čia užuomina, kad reiks valytais. Kad pasidomėt ir kitais dalykais, ir kitokiais malūnais. Ačiū Jums labai. Nu kągi, simboliukas reiškia reiks. Reiks, kad domėjotės. Man labai smagu matyti, kad jūs tikrai į malūną visi norit važiuoti.